Tai dabar jau girdėjote ir apie kalną, kopimo į Karmelio kalną, tą piešinį truputėlį susipažinote ir matėte, jo šitas gal būtų biškai geriau. Tai praeitą kartą kalbėjome apie mirtį ir kad kai tik žmogus nustoja bijoti dėl savo gyvenimo, jis pradeda gyventi amžinai. Kai jis pradeda kovoti dėl savo egzistavimo, jis iš karto pradeda mirti. Tai sekantis dalykas yra tokia tikrovė, galbūt keistai skambės, bet sunkiai priimtina, tai kad bet kuris dalykas, kurį darome dėl Dievo, bus sunaikintas. Ir pati Evangelijos istorija, jinai pasakoja apie šitą tikrovę. Ir Jėzus atrodytų nuėjo tą kelionę ir atrodytų, kad viskas baigėsi taip, kaip mokiniai liūdi, matydami jį ant kryžiaus ir atrodytų visi planai žlugo, viskas pasibaigė. Bet mirtis ant kryžiaus atveria mums naujam gimimui, naujam suvokimui, suvokti naujai dalykus, kuriuos turime nuveikti visai naujoje perspektyvoje. Ir apaštalas Paulius sako, aš karštai laukiu ir turiu viltį, jog anaiptol neliksiu sugėdintas, bet kaip ir visuomet, taip ir dabar. Kristus bus visiškai viešai išaukštintas mano kūne arba gyvenimo, arba mirtimi. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis laimėjimas. Tai štai žodžiai malda laisvo žmogaus, kai mirtis ar gyvenimas nėra taip svarbu. Evangelija tai Dievo darbai pasaulyje, kuris laikinai atiduotas į piktojo velnio rankas. Tai tas kiekvienas darbas atliktas Dieve vienaip ar kitaip yra naikinamas. Ir, sako, piktasis turi pajutimą gėrį ir stengiasi viską užgniaužti. Tai kaip žvelgiame į šitą kalną, kur piešinys Jono, kuris nupieštas, kryžiaus Jono, apie kažkokie 65 piešinėliai yra nupiešti. Ir liko, nežinau, ar 4 ar 5, jie tik tais išsaugoti liko. Tai ir visiems buvo tai kaip santrauka. Tai va tas, jisai savo gyvenimu irgi patvirtina šitą tiesą, eidamas šito niekumo keliu, ar ne tuo siauru, visiškai nieko, ar ne per visame kelyje, neleidžiama į nieką tau įsikabinti, įsitvirtinti ir nėra jokios tenais atrodytų paguodos. Bet viskas daroma vis tiek dėl Dievo. Nežiūrint, kad sunaikinta, kad visiškai jokios patirties, visiškas niekumo išgyvenimas. Jisai tą ypatingą
ypatingą niekumo išgyvenimą. Na tiesiog visas gyvenimas irgi nusėtas vien tik, reiškiasi, ką bedarytų, na visur atsiremia netgi ta brolių visa į tą pagal naują charizmą, Teresės sudėliota, atrodytų, jau atrodo kažkas tai atgimė, kažkaip žmonės prisartino prie ištakų Evangelijos ir atrodo, kad jau pradėjo gyventi, jau pradėjo klijuotis ir reiškiasi, ir vėl dar jam gyvenant, Dorija jau suka kitų visiškai keliu, askezė, kuo kietesnė askezė, tuo reiškiasi šventesnis žmogus ir ką čia tas Jonas mums šneka, miršta visiškame apleistume ir tame neįsiklausime. Ir Teresės kelias irgi taip pačiai vos neužsibaigia, ar ne? Tai yra, kad sako, ir tame kelyje nieko, ir net ant kalno užlipus nieko. Ir su entuziazmo tokia vyresnioji priima naują seserį ir ten pradeda džiugaudami pasakoti, kaip apie tą kopimą į Karmelio kalną visiškame niekume. Ir ta naujokė klausosi, sako, jeigu visame tame kelyje nieko ir ant kalno nieko, tai kam, sako, lipti iš viso. Tai šventoji Teresė irgi nusprendė nelipti. Sako, ten didieji tik tais pajėgė lipti tokią kietą, tokį kietą išbandymą atlaikyti. Jinai nutarė nelipti ir sako, aš pasiliksiu štai papėdėje, tą mažą smiltelę. Ir kadangi modernus amžius, liftai, keltuvai, telferiai, kas bebūtų, aš palauksiu, kol mane užkils tenais. Tai irgi labai gudrus pasirinkimas. Ir žinome, kasgi ją paima ir užkelia ant to kalno. Tai iš tikrųjų visi taip keliavo ant to kalno. Tik tais, štai nepabijojo vienintelio, dėl ko Jėzus galėjo juos paimti ir nešti ant savo rankų, ant savo pečių. Vien dėl to, kad jie sugebėjo atsiverti tam mažumui, jie tapo nuolankus. Ir kadangi nuolankus tiesiog atsiveria visiška laisvė eiti, ar ne, tas kelias patampa visiškai kitoks, jis tampa labai paprastas, ar ne, tiesiog. Ir sako, ir šalia kalno šito yra ir du taip pat keliai, kuriuos matėte. Ir vienas nužymėtas žemiškom gerybėm, kitas dangiškom, skamba jos panašiai. Ir įsivaizduokite, jeigu lipant į šitą kalną norėčiau garbės, džiaugsmo, pažinimo, paguodos, poilsio. Dabar čia sustosiu prie žemiškos, prie garbės medžio. Ir skinsiuosi, ir valgysiu, ir konservų prisidarysiu, ir toliau prie džiaugsmo, tai kaip dabar čia nepasidžiaugsi. Ir dabar pažinimas, tai viskas įdomu ir smalsu, ir paguoda, jau kur čia paguoda prarasi. Ir poilsis, ir tiek prisikrovusi, prisivalgiusi laimę, reikia pailsėti. O skaitliukas gyvenimo tiksi, ir jisai nestovi vietoje. Ir galiausiai nuskamba paskutinė valanda. Ir neaišku, kur ten žmogus, tose gerybėse.
Ir sako, ir va tose žemiškose, bet va ir dangiškose lygiai taip pačiai nieko mes vis tiek striksime. Ir nežiūrim, kokios jos gražios ir atrodo nuostabios, bet jos vis tiek stabdys. Tai Dievas norėdamas, reiktų man laiško, tai sako Kryžiaus Jonas, kada jau jisai po kalėjimo patirties, o tos tamsios patirties jisai ir nuplaktas, ir atmestas, tai sako, rašo vienai seseriai Kotrynai, Jėzaus Kotrynai, vienai karmelitai. Kad aš čia dar labiau ištremtas ir vienišas, nes po to, kai mane prarijo anas banginis ir išvėmė šiame svetimame uoste, daugiau nebenusipelniau pamatyti nei jos, ta prasme, nei ten esančių šventųjų Teresės. Dievas gerai padarė, nes galų gale apleidimas yra dildė, o didelė šviesa ateina iškentus tamsybės. Duok Dieve, kad jose nevaikščiotume. Taip apibūdinant savo patirtį, kai buvo paimtas ir kalėjime, sako, išvėmė ir kalėjime uždarytas. Tai 9 mėnesius praleido šitokioje atmestume. Tai niekas nesuprastas ir taip toliau. Tai matome, kad tie dalykai nėra esminiai mūsų. Vienoje vietoje yra sakoma, kad ir kokios būtų geros tos dvasinės patirtys, jos yra didelė vertė. Kryžiaus Jonas sako, padėkokite Dievui ir toliau eikite. Jų negali paneigti, bet svarbiausia, kad neužsibūti ties jomis, nes žmogus labai susižavė, labai pakeriamas to viso. Bet sako, tos dovanos, jos kada duodamos, jau padarė savo jumyse, padarė savo darbą, liko tos pasekmės jumyse. Tai, ką Dievas norėjo padaryti, tuo pačiu metu viskas įvyko. Ir daugiau ten nereikia sustoti, tai būtent, bet dėl pavojaus, nes žmogų nuolat apgaus, nes tas susižavėjimas, tas noras prisirišti ir pasidžiaugti, turėti tą malonumą, nes įsivaizduokit, dangus atsiveria žemėje, tai kaip čia dabar ne. Tai piktojo sunaikinimas Dievo darbų rodo, kad tie darbai atlikti Dieve ir jie Dievui buvo mieli. Demonai jaučia gerus darbus ir tai iššaukė pyktį ir pasipriešinimą jiems. Viešpats pats prileidžia demonai naikinti visus gerus darbus, kad primintų, pasakytų, kad galutinis tikslas ne nuveikti geri darbai, bet jis pats Dievas. Dievas, gyvasis Dievas, o Dievo karalystė ne žemėje ir gėrio pergalės žemiškame pasaulyje negali būti. Kai jūs paimate ten kokią knygą, albumą, ten 100
žymiausių pasaulyje figūrų per istoriją, ten 1000, nežinau, kaip ten tą knygą, nepamenu dabar, ten Kristaus vardas kažkaip tai, Jėzaus vardas ten nepasirodo, gal kažkur tai ten gale. Tai atrodytų nieko išskirtinio, nieko ypatingo tarsi nepadarė, žmogiškom akim žiūrint. Tai tarsi nėra tų ženklų, ar ne? Ir visi žiūrėjo į tą nukryžiuotąjį ir vis tiek ir nėra, nemato žmogus. O ten vyksta ypatingi įvykiai, ne patys pagrindiniai mūsų pasaulyje įvykiai ir žmogus nepajėgia suvokti. Ir apaštalas Paulius kitokiu būdu, bet irgi sako, apie savo pralaimėjimus, sako, girsiuosi pralaimėjimais. Ir mes tik galime galbūt truputį apčiuopti, kad iš tų pralaimėjimų, kaip begyventų ir eitų dėl Dievo, viskas tarsi nuolatiniai pralaimėjimai. Jisai sako, gavau rykščių be saiko, daug kalėjau, daugel kartų buvau mirties pavojoje nuo žydų, gavau 5 kartus po 40, be vieno, 3 kartus buvau muštas lazdomis, 1 kartą buvau užmėtytas akmenimis, 3 kartus pergyvenau laivų sudužimą, ištisą parą plūduriavau jūroje, dažnai buvau pakelionėse, upių pavojuose nuo plėšikų ir taip toliau. Kenčiau nuovargį ir skausmą, dažnai budėjau naktimis, alkau, troškau ir pasninkau ir kenčiau šaltį ir nuogumą ir taip toliau. Ir vat taip. Ir rūpinausi visomis bažnyčiomis ir sako, jeigu kas silpsta, ar aš nesilpstu, jei kas piktinasi, ar aš nedegu apmaudą. Todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas. Tai kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Tai štai kodėl įmanoma lipti tuo visiško atsižadėjimo taku siauru, nes tas atsižadėjimas leidžia Kristaus jėgai ilsėtis ant manęs. Čia yra tokie, ir sako, jeigu tik tais norėtum į kažką tai įsikibti, sako, kuo labiau to ieškojau, kuo labiau to ieškoti norėjau, tuo mažiau turėjau. Kuo labiau to turėti norėjau, tuo mažiau turėjau. Visus tas paguodas ir tos dalykus, kurios taip vertina visas pasaulis ir mes tame visame sukamės, kuo labiau, ir galiausiai nieko ar vienaip ar kitaip vis tiek to neturėjau. Mūsų sąmonė įprasta tarsi natūralu siekti gėrio Dievo vardu, ar darbe, versle, kas bebūtų. Kuo jie sėkmingesni, tai sutapatinama su Dievo laiminimu. Tačiau visi darbai iš meilės Dievui vėliau ar anksčiau tavo akyse turi sugriūti. Toliau klausimas, ar tu tai priėmi ar ne.
nieko per prievartą į rojų netempia. Niekas per prievartą tavęs į tą kalną nestumia eiti. Tad taip jau sukurtas šis žemiškas pasaulis. Ir jei kuris dalykas lieka nesunaikintas, tai greičiausiai iš kitokios dvasios. O Dievui labiausiai rūpi mūsų išgelbėjimas. Iš nesavanaudiškumo gimstantys darbai tai kriterijus gryno gėrio. Jie pritraukia demonus priešintis ir juos sugriauna. Sunku suvokti šias dvi sampratas, kad visuose mūsų geruose darbuose nebus geros pabaigos, bus sunaikinti priešo įvairiausiamis aplinkybėmis. Kitas peržengiantis sveiką protą, tai kaip kalbėjome, šitie du dalykai, vat tų darbų praradimas ir drąsa mirti. Be šios drąsos dvasinėme gyvenime neįmanoma eiti, neįmanoma lipti į tą kalną. Tiesiog neturėsime jėgų, neturėsime tos jėgos, kaip tai įmanoma. Kalėjime esantis gali pasilikti amžinai, pasilikti toje tamsoje, bet bėgimas visada išstato galimybę mirti. Tad pirmą ir antrą kartu, tiek ta drąsa mirti, tiek tie subyrėję darbai, reikia visą daryti dėl Dievo, besąlygiškai, visiškai pasišvenčiant jam, o ne žmonėms. Ir laikytis šios krypties iki mirties, kiek tai bekainuotų, tai kartu padės atsiriboti nuo žemiškojo išaukštinimo. Čia ir dabar būti pasiryžusiam mirti dėl Dievo bus pagrindinis tas orientyras. Kai žmogus išlaiko šios du orientyrus savo gyvenime, jam atsiveria kelias iš didžios raidės. Taip atrodytų iš didžios, bet jisai pats siauriausias, atrodytų pats kiečiausias. Kalnai, yra gražu pasižiūrėti į kalnus. Ir jie tarsi nusako tam tikrus slaptus dalykus žvelgiant į juos. Atrodytų, jeigu tau yra drąsos, tu kažkaip nesustosite tarpeklių, neišsigąsi tų gilumų, tiesiog tu eisi, nes nori pasiekti viršūnę. Ir atrodytų, nėra dėl ko ten pergyventi, nebaisu tas pasiaukojimas. Ir sako, toks žmogus tiesiog, kad ir rizikuoja dėl kitų, jisai nežūva. Jau vieną kartą kalbėjau, sako, kareiviai jauni tiesiog virpa iš baimės, apkasuose didžiausi sprogimai aplinkui ir bijo nosį iškišti. O ką ten kalbėti apie mūšį, tai eina senas kareivis, jau patyręs pro šalį, sako, tie jaunieji, sako, kaip tu, sako, nebijai? Kaip, sako, nugalėti baimę, sako. Tai, sako, padėkite vieni kitiems, šitame mūšyje. Sako, jeigu padėsi kitiems, tiesiog nebeliks baimės mirti. Tas tarnavimas kitam. O tas, kuris eina ir lygioj vietoj suklumpa iš daugybė visokių baimių. Žiūrėkit, katė perbėgo, tai žiūrėkais ieškot kitų kelių, ar ne, tai ko tik nebūna tose žmonėse.
Tai pasaulis bijo tokio ryžtingumo mirti čia ir dabar. Nepatogus tas žmogus bus. Ir pasiryžai ir eini dėl nieko nepergyvendamas nei dėl praeities, nei dėl ateities. Kitas svarbus dalykas tai neprisirišimas prie žemiškų dalykų. Tai vienuolynuose tai vis kalbama apie tą patį. Sako, jei susikuria savo gyvenimą ir reiškiasi, ir atrodytų viskas nusistovėjo ir ateina kažkokie tai laikai sudėtingi ir išveja brolius ar seseris ir sako, broliai nepergyvena dėl to, tiesiog paima ir išeina ir ieško kur kitur įsikurti. Ir vėl, sako, kuria ir vėl sodina medžius ir statosi namus. Bet dėl to čia nekeikia nieko. Tik žino, kad turi paprasčiausiai keliauti, turi eiti. Bet šitie visi dalykai apie tą ramybę širdyje kalba, kad žmogus yra laisvas nuo šitų visų, kad ir kokių nepatogių dalykų. Paprastai mums apima nerimas, apima tie nugastavimai, bet čia ir yra ta tikroji laikysena, kad štai nėra esminiai tie dalykai. Visi jie mus tik, tie ženklai, tie ateinantys įvykiai, jie mus gali auginti. Ir apie tai, ką nori Kryžiaus Jonas ir kalbėti. Nori, kad mes nebūtumėm pavergti. Tai yra tas gėrio principas. Nieko nesisavinti. Viskas praeina. Pasaulyje žmonės skundžiasi. Yra, sako, blogus laikus išgyvenam. Ir po to, sako, ir dar blogesnė ateina. Ir galiausiai visiška griūtis, sako. Ir sako, taip nuolat vyksta. Bet sako, kaip žmogui paaiškinti, kad taip ir turi būti, to nepakeisim, nes taip surėdyta viskas galiausiai. Ir galiausiai, kas lieka, ir tai vyksta nuolat. Ir apaštalas Paulius irgi sako, tai ką mes sakom, tų, kuo jisai giriasi, vien tik tais pralaimėjimas. Bet kaip tai pasakyti žmogui, tai tiesiog neįmanoma. Bet negali būti kitaip, taip sudėta. Galiausiai viskas susiveda į tai, ką pasirinksi. Ar daug laimėjimų žemėje ir gali didelis pralaimėjimas tame dvasinėme pasaulyje, ar nuolatinis laimėjimas žemėje ir didelis galutinis pralaimėjimas dvasinėme pasaulyje. Čia kažkaip sudėliau, bet reiškiasi arba nuolatinis laimėjimas žemėje ir didelis pralaimėjimas, arba daug pralaimėjimų žemėje ir galiausiai didelis laimėjimas dvasinėme pasaulyje. Tai principai nustatyti paties išgelbėtojo. Evangelijoje tai nuolat atsispindi, bet galiausiai didelis laimėjimas, tai prisikėlimas. Tai vyksta nuolat gyvenime, šeimoje, tokie dvasiniai, tokia jau tikrovė šiame, tokia sąranga šitame pasaulyje. Sveikas protas prieštarauja, bet teks eiti per tai. Į tikrą pergalę eini per nuolatinius pralaimėjimus.
ir nėra kito kelio link pergalės. Tai ir yra tas mistinis siauras kelias, apie kurį visi kalba, bet net neįsivaizduojama, kas tai yra iš tikrųjų. Tai kasgi tas kelias, tas siauras kylantis į kalną. Tai kelias per pralaimėjimus. Jei nepatinka, rinkis platų, ten nuolatinės pergalės, garbė, malonumas, viskas eina gerai, saugumas. Kodėl taip prieštarauja negailestingai ir skausmingai sveikam protui? Nes gėrio kelias yra svarbi dalis dar didesnėme dvasinėme įstatyme. Žemiško gyvenimo užduotis skirta, kad jį tą žemišką gyvenimą išmainytume į amžiną gyvenimą. Mums duoda, kaip girdime, talentus ar ne, tos denarus. Ir dabar ką mes su jais darysime? Sako, leiskite mamoną, kad laimėtumėte draugų danguje. Tai žemiškame gyvenime viskas kreipia mus į užduotį. Žmogaus žemiškas gyvenimas gyvenime gimti iš naujo. Ir iš tikrųjų tapti kitu žmogumi, kitokios tvarkos. Šis troškimas susitikti su Dievu ir tapti nauju žmogumi išsireiškia maldoje. Tai šitas kelias, apie kurį mes matome ir jūs atrasite knygoje, tai kažkas vis dėlto tame ant to kalno, tame danguje yra. Tik tais tiek, kad štai tas kopimas tikrai yra nepaprastas. Aš suprantu, kad kai sako ir net ant kalno nieko, tai reiškia, kad Teresė sušunka vien tik Dievo gana. Reiškia, vien tik tai susitikimas su Dievu. Ant to Taboro kalno, tame susitikime mokiniai tiesiog apalpo tiesiog nuo to gerumo, ar ne, nuo to išgyvenimo gero. Tai ir nieko negalėjo protingo pasakyti, tik vien gera būsena. Tai sako, čia yra ramybė, džiaugsmas, pasitenkinimas, palaima, išmintis, teisingumas, tvirtumas, meilė, pamaldumas. Kai to mažiausiai norėjau, visą tai įgijau nenorėdamas. Kai to jau nebenorėjau, visą tai įgijau nenorėdamas. Visi tie malonumai, į kuriuos mes kartais norime įsikibti, į tuos gerus atrodytų dalykus, tai visą tai įgijau nenorėdamas. Tai tiesiog atveria tas dovanas gyvenimas. Ir ant to pačio kalno viršūnės, sako, ant to jau tame danguje, čia jau nebėra kelio, nes teisėjam nėra įstatymo, jis pats savo įstatymas. Kaip Augustinas sako, mylėkite ir darykite, ką nori. Tai va, vien tik palaima, išmintis ir teisingumas. Ir sako Kryžiaus Jonas, ant šio kalno gyvena vien Dievo garbė ir šlovė. Atvedžiau jūs į Karmelio kraštą, kad mistumėte jo vaisiais ir gerybėmis. Tai va tokia yra kalno patirtis. Pastovus pralaimėjimai, nepasisekimai parodo visada tavo vietą, kad eini teisingai. Tai
Taigi mūsų užduotis, mūsų užduotį šiame išorinėme pasaulyje užduotis atsisakyti nuolat vaikytis pasisekimų, bet kokiuos dalykuose, netgi krikščioniškoje veikloje, geradarystėse ir kas bebūtų. Kai tame įsitvirtiname, pamatome, kad askezė tai tik dalis kelio, ji prie vaisių nepriveda, ji veikia mūsų gyvenimą tam tikrame etape ir reikia jį pereiti, bet ten nepasilikti. Jei iškliūsi, tai nebus dvasinių vaisių. Kartais net ir šventieji neišvengia šios klaidos ir šventoji Teresė irgi neišvengia ir sugriuvo, ir sveikata sugriuvo, ieškodami nuolatinės maldos. Askezės naudojimą. Tai kaip pagrindinė kaip pagrindą kelionėje, bet tai irgi neveikia. Mūsų ta malda, su kuria mes keliaujam, tas apribojimas, čia ir ne nuo visų dalykų, yra kaip askezės tokie, išraiškos, bet jos vis tiek nėra pagrindiniai dalykai mūsų gyvenime. Jie labai svarbus, jie reikalingi, ypatingai malda, jinai be galo svarbi. Turime eiti į tą artumą su Dievu, bet padaryti tai kaip vienintelį irgi negali. Todėl šventoji Teresė irgi sako, ir kryžiaus Jonas pamokymuose vienuoliams sako, kad jeigu kam reikia pagalbos, o tu tenais kažkur tylioje maldoje esi, ir sako, eik, ir padėk tam žmogui, kam reikia pagalbos. Pavyzdžiui, jūs meldžiatės namuose ir skamba telefonas. Ir atsikeli, ir nueini, ir išklausai, ir vėl ramiai nueini toliau tęsti maldos. Gali būti taip, ar ne? Tai, nes matot, tas buvimas su Dievu, jisai yra iš tikrųjų, nieko nevyksta šiaip sau, ypatingai tuo metu, iš tikrųjų kiekvieną momentą nieko šiaip sau nevyksta. Viskas yra pripildyta Dievo gerumo ir visas tas gerumas yra dėl mūsų, tik tiek, kad mes nepatenkinti, mes priešinamės, mes nenorim, nes per daug sunku, mums sunku atsirinkti toje narpalinėje daug dalykų belsiančių į mūsų duris ir mes nežinom, ką priimti ir ką atmesti. Bet kada nurimsta žmogus maldoje, jis pradeda atsirinkinėti tuose dalykuose ir atsistoti ir nueiti ir išklausyti, tai netrukdo, tai mus moko, kad mes su ta pačia malda, su to įsiklausimu į Dievą eisime dabar, priimsime tą žmogų ir taip, ir pabandysime tame Dievo akivaizdos buvime tiesiog išklausyti, kas ten atsitikę ar atsitiktų. Tai kaip jau kalbėjome, kad visas tas gėris, kuris yra, kada tu dėl gėrio eini, su gerumu eini, tai ten netelpa joks blogis, ten netelpa tamsoje, netelpa jokia šviesa ją stumia. Tai nieko blogo negali atsitikti, tas, kuris eina su gėriu. Tai tarsi ir meldiesi, saugai maldą ir išmokai atmesti mintis, tada atsiveria aiškumas, kad tai nėra tikslas, bet tik priemonės siekti. Perėjai ir pamiršai. Nes galiausiai malda, jinai tiesiog tampa visas tavo gyvenimas. Ir nėra, kad čia dabar 1 valandą melsiuosi, ir 2 valandas, ne. Čia nėra jokia
paslauga Dievui, žinai, kad čia mes dabar melsimės. Ne, tai mūsų galimybė tiesiog išlaisvinti save iš nereikalingų dalykų ir atverti savo vidų, kad Dievas galėtų prisiliesti, kad mes išgyventumėm truputėlį, atpažintumėm tuos ženklus, kaip Dievas veikia mumyse. Taigi, sakoma, kasgi yra ta malda? Pasakysiu kitais žodžiais, nei sako kryžiaus Jonas ar Teresė, tai kas yra malda, tai susideda iš keleto dalykų. Tai paklusnumas dvasiniam tėvui, pilnai ir nuoširdžiai. Kitas tai stoti prieš Dievą pamirštant žmogišką garbę. Užimamą padėtį, turtus, viską pamiršti. Kaip jis sakė, nesekti Kristumi. Tai ir kitas dalykas yra drąsa mirti. Tai pirmas yra tas paklusnumas. Teresė tai įvardina kaip nuolankumas. Ir tą pamiršimą, užmiršimą dalykų, tai atsižadėjimas. Viską palieku, viską atiduodu. Ir ta mirtis, ta drąsa mirti, tai tik iš meilės mes galime tai padaryti. Kai labai myli, tai dėl jo gali padaryti viskas, kas bebūtų. Tai šventoji Teresė įvardyja taip pat kaip ryžtingumą. Reikalingas, sako, tas ryžtingumas. Kitoje vietoje mes girdėjom kaip vyriškumas, taip pat. Tai dažnai būname paklusnus, bet nėra ryžtingumo. Kartais turime vieną dalyką, bet neturime kito. Labai sunku, kad šie visi trys dalykai išsipildytų, reikia jų visų trijų. Ir šie trys visada leidžia augti dvasiškai ir gimti iš naujo. Tai tame žemiškame sąmoningume, kurį kasdien turime, puoselėjame, neįmanoma suvokti kūno ribų, kol neapsisprendė atsiverti mirčiai. Visos ankstesnės maldos, praktikos, sumišusios su sveiku protu, neperlenkti, kad neperlenktumėm savo leidžiant paguodas ir nepersistengėt, kad nesusirgtum, nepervargtum, bet tai visa tik klaidos, nutolinusios nuo tikrojo kelio. Tai nebus sveikas mąstymas, tik savęs gailėjimasis, egoizmas galiausiai. Mūsų kūno ribų šitaip neatskleisime. Netgi šio žemiško kūno ribos daug platesnės. Jūs matote, kaip sportininkai stengiasi. Mums tai iki galo nesuvokiama. Žemiškas kūnas yra kaip lydinys su siela, dvasiniu kūnu. Ir visa tai turi būti sudievinta. Tai ne kažkoks rinkinys iš atskirų dalių, bet ginklas prieš tamsos jėgą, kuris nežinom, kaip veikia ir ką gali. Mes net neįsivaizduojam, sako, tas pilkas kūnas, atrodo, nieko čia tarsi naujo, bet jo slypėjame tiek daug, ar ne tiek daug paslapčių ir tiek daug neatskleistų dalykų. Jeigu mes pasiklausytumėm sportininkų, mes nustebtumėm ne tik dėl tų laimėjimų, o ką kalbėti apie dvasinius dalykus, tai mes girdime tos šventuosius, kurie galėjai, keikti tame kalėjime
visus, nebūti nepatenkintas ir kaip čia mane neteisingai nuteisė ir kaip jie drįso ir kaip jie gali ir ne, ir tave plaka, žinai, net su tokiu atmetimu, aiškiausiai, tu čia eretikas maždaug, tu čia per daug nori, ar dar, žinai. Tai visokių dalykų galima prasimanyti, kad nubaus, bet vietoj to, kad kryžiaus Jonas dėl to pergyventų ar kažkaip tai būtų blogai nusiteikęs, tai yra riba. Arba ta tamsa tave sunaikins iš pykčio, iš nevilties. Didžiausias turbūt dalykas yra ta neviltis, kad niekas nežino, kad tu čia esi, niekam tu nesi reikalingas ir kad galiausiai viskas sužlugo, ar ne? Tai ir vis dėlto, jeigu šitam balsui leidėsi, kai girdžiu kalėjime žmonės, kai juos girdžiu pasakojant apie savo istorijas, ten baisinės neviltis, ten tiek depresijos ir tiek nevilties yra kai kuriuose žmonėse. Bet jeigu vis dėlto atsisukia kaip galimybę numirti savo, ar ne, ir bandyti vis dėlto eiti toliau už tą visą skausmą, va čia ir atsiveria, ko tu nesitikėjai, kad tavo kūnas gali tiek daug pakelti ir svarbiausia, kad už šitos visos ribos, kur tau atrodė, kad riba, kad čia reikia, žinau, visi žmonės sako, čia biškių Dievui pasimeldė, bet tai čia toliau linksmybės, šventės, čia mano gyvenimas, mano ūkis, mano reikalai, ir iškisi, tai čia gyvenimas. O ten, atidavėm, kaip sakom, ką reikėjo Dievui, viskas. Tai, žinai, ne, galime taip gyventi, bet, žinai, mes suprantam, koks tas gyvenimas. Tai jeigu tikrai norim atrasti tas ribas ir jas praskleisti plačiau, o čia ir yra ta kelionė. Niekas neverčia per jėgą, tikrai. Niekas čia nepasitarnaus, ar ne, reiškia, jokie gražiausi raštai, jokios gražiausios paskaitos, jokios didžiausios enciklopedijos ir surinktos žinios apie tai. Vien tik tai ta asmeniška patirtis. Ir ta patirtis, beldžiasi kiekvieną dieną į mūsų duris. Klausimas, mes ją priimam ar atmetam. Tai kažkaip padrąsinti priimti. Ir malda, tas bandymas eiti yra švelnus būdas bandyti vis labiau pamatyti, kur iš tikrųjų esi žmogau ir kokios tavo galimybės ir kad tos galimybės yra beribės, kad gyventum, ar ne, bet ne taip, kaip pasaulis diktuoja, ne taip, kaip mano kūnas norėtųsi ir taip, kaip įpratę, bet kad yra kažkas žymiai daugiau. Tai kažkaip į tą pusę padrąsinti norėtųsi. Tai, matot, rekolekcijos yra per ankšta. Rekolekcijos tik tais yra toks nedidelis lašelis mūsų gyvenime. Prieš akis stovi, kieta tikrovė, su kuria susidursime ir reiks jėgų ir padrąsinimo vis ieškoti ir niekur kitur jos neatrasime to padrąsinimo, jeigu su pačiu Dievu nesikalbėsime. Gerai.